Nėra jokios prasmės gyvenime. Tai yra labai sunku priimti. Žmonių ego. Jie mano, kad fresko yra čia tam, kad padėtų padaryti pasaulį geresnį. Na tai komplimentas man, bet aš į tokias nesąmonės nekreipiu dėmesio. Aš žinau, kad gamta neturi jokios prasmės. Taigi jie sako, mes turime akis, kad matytume. Tai skamba prasmingai visiems normaliems žmonėms, kurie yra visiškai buki. Kartą į mano laboratoriją atėjo mokslininkas ir pasakė, akių paskirtis yra matyti. Aš jo paklausiau, ar tu iš tikrųjų tuo tiki, jis pasakė taip. Taigi aš jį nuvedžiau į spintą, uždariau duris ir pasakiau, matyk. Jis pasakė, aš nieko nematau, jung šviesą. Taigi tu turi akis ir matai, jei yra šviesa, bet neturi akių tam, kad matytum. Jie mano, kad tu turi ausis, kad girdėtum. Ne, tu turi ausis ir girdi. Kai kurie gyvūnai sukinėjo ausis įvairiomis kryptimis. Du ūkininkai vaikščiojo keliu ir vienas pasakė kitam, girdėjai, broliai Raitai bando sukurti skraidantį aparatą, kitas vaikinas nusijuokė, nusispjovė ir pasakė, jeigu dievulis būtų norėjęs, kad žmogus skraidytų, jis būtų gimęs su sparnais. Na, jei dievulis būtų norėjęs, kad tu dėvėtum rūbus, tu būtum gimęs su kostiumu. Jei jis norėtų, kad tu gyventum name, būtum gimęs name.